that. Yes, come to. Sveikučiai, šiandien dienelė tokia ramesnė po vakar šokių. Tai kažkaip pagalvojau, kad šiek tiek pakalbėsiu apie balio pasirinkimus maisto, nes šiaip keliaujant, tai čia tikrai kas erzino, kad viskas labai fritinta ir nėra to tokio džiavai bent jau pasirinkimo didelio, bet balį tai čia yra visko, ko tik nori. Tai pasidalinsiu tiesiog savo atradimais ir savo perliukais, kurie man labai patiko. Tai yra čia, pavyzdžiui, 2 parduotuvės, kuriuose apsipirkinėju, Coco Market ir tada Pepito Market. Atradimas Hebra. Balyje yra surelių. Tai yra 2 rūšių sureliai. Jie vadinasi Milka. Čia jį vadina maskarponės sureliu su belgišku mačio šokoladu, o čia yra paprastas pieniškas šokoladas. Parodysiu, koks visiškai nerealus customer experience. Žodžiu, čia 70 gramų, kainuoja iš tikrųjų labai nemažai, 37 tūkstančiai rūpijų. Šitą parodysiu surelį. Dar yra aptyniotas tokia folija. Tai tikrai išsilaiko tas visas šviežumas ir šokolado labai daug iš tikrųjų. Ir toks skanus. Ir jisai visai nemažas. Belenkios šokoladas. Ir pats surelis iš vidus, tai nėra saldus. Tai man tas labai patiko. O šokoladas tai kaip šokoladas. Da yra varškė. Aš tiek laiko nevalgiau varškės, bet reikia labai žiūrėti kainas, nes Pepito Market kainuoja 72 tūkstančiai, o pavyzdžiui šitą pirkau Coco Market, tai sumokėjau 64, kas vis tiek yra daug. Tai pavyzdžiui čia yra 205 gramų, sumokėjau virš 3 eurų, gal 3,50 €. Keisčiausia, kad jo, čia importuoti dalykus labai yra sudėtinga, tai Hebra atsidarinėja fabrikus čionai kažkokius, randa kur gaminti produkciją ir gamina čia vietoj. Ir šitą, pavyzdžiui, visą šitą produkciją pagaminta Balyje. Kitas atradimas irgi radau proteininius tokius batonėlius. Yra visokių skonių. Šitus pirkau Pepito Market, kainuoja gal 27 tūkstančiai. Pepito Market kainuoja 24 tūkstančiai. Tai nerealiai skanus. Aš jau vieną kartą jums rodžiau juos, kai važiavau į Čangų. Ir mano atradimas yra šitas šokoladas mačio skonio Silver Queen. Oh my god, pats skaniausias dalykas, kokią aš esu ragavus tikriausiai. Coco Markete kai kur randu, kai kur ne. Bet žodžiu, kaina jos svyruoja nuo 20 iki 29. Žodžiu, valgo aš tą savo surelį ir dar prisiminiau, kad neparodžiau 2 irgi savo mėgstamiausių pasirinkimų. Kadangi riešutai mano tikrai yra gaučių dalykas. Čia yra mano patys mėgstamiausi. Vienas yra java kakao su kakava, o čia yra espresso skonio. Espresso skonio dar niekada nesu aplamai ragavusi. Geriausias kombo iš tikrųjų, koks gali būti. Tai šiaip kaina irgi labai priklauso, kur perki, ir nes yra Pepito Markete, bet šiaip apie 50 tūkstančių kainuoja. Tai žodžiu, tiek apie mano maistus. Čiau. Dar vienas Kirtan. Should I pass here? Let's go to third eye activation. Third eye activation. Hi. Do you want third eye activation? Take a deep breath. You're welcome. Heaviness out of the space within, out of the space around us.
And as we sing in order and for Ganesha, we remove any obstacles, challenges that can appear tonight. Again, and let these mantras unlocking within different qualities, different opening. And don't be shy to bring a voice, everyone, tonight. Try to sing out loud, to express yourself, opening up your Vishuddha chakra, your throat chakra, your Vishuddha chakra. Don't be shy to really voice out. All right, yes? Yes. 2 yeses, yeah. Yes? Yes. Beautiful. And also let the mind who analyze everything on outside the space, outdoor in the this restaurant over there. And we here right now without the mind analyzing everything, and just try to let go of that mind activity and come back to the heart center. Every time you come up to the mind, come back down, up, down. Stay here as long as you can and chant this mantra with all of your heart and see what's going to unfold. Just it's a surprise or not, but allow everything to happen. Show me what you got. And by the way, always use your hands to clap when you bring some beats, yeah? And the shakers, you only start to shake when my dear friends here start the beats on the drum and the tabla. And when they stop, you stop, all right? Durge. Kali Durge. Namo Namaha. Namo Namaha. Kali Durge. Kali Durge. Namo Namaha. Namo Namaha. Om Namo Lakshmi. 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 Prema Devi. Prema Devi. Mataji. Mataji. Shrima. Shrima. Jayma. Jayma. Jay Jayma. Jay Jayma. Shrima Jayma. Shrima Jayma. Jay Jayma. Jay Jayma. James, I celebrate you. Om Namo, I bow to you, Lakshmi. Prema means the divine pure love in its highest form. Prema. Devi, the goddess. Mataji, Mata, the divine cosmic mother. To expand even more all the lessons, all the teachings, and celebrate all the brothers and sisters walking hands to hands on this beautiful path. Everyone inside. Come in, come in, come in. There's no space behind. Jai Jai Hanuman Jai Jai Hanuman Jai
atveriau įžaist po visos ceremonijos. Bet visiškai low energy, nevariau šokti. Bet šiaip labai smagiai ten viskas atrodo. Energijai išsikrauti. Bet norisi taip šiandien tiesiog biškį settle down. Nerandu tarpų. Literally nerandu tarpų. Vieną ratu. Nebeliko tų visų papuošimų, viską nuėmėm. Taip tuščia dabar atrodo. Panašu, kad laidotuves. Po 2 porcijas kala vyras. Power. Čia duriano skonio saldainis. Pabandysiu vyrą pabučiuot. Žiūri flipsų skonis. No. Tuščia. Lūžo dar raktukas. Duryse. Atstumant. Žodžiu, viskas. Paliekam vietelę. Kraustamės į kitą vietą 2 dienom. Tai būsim Ubudo centre. O dabar visada prieš išvarant dar apsičekinu, ar tikrai nieko nepaliekam, nes plemas su to šepetuku, tai čia buvo man trauma. Sesė rūbų paliko krūvą. Vėl kraustamės. Yeah, this bag, another bag, 2 bags, Čia. and my bag. All this. All my beer. Oops. Kodėl aš vairuoju? Nes mano habibi teisų neturi. Hi, how are you? Nauja vietytė. Thank you for letting us earlier. Thank you so much. Thank you. If you need anything, you can chat me, alright? For sure. Terima kasih. Tik atvykom ir pradėjo pilti lietus. Žodžiu, perkam bilietukas iš Balio į Džakartą. Tai sutaupiau bilietam beveik 250 000. Ir dar prisiloginom, gavom nuolaidą. 112. Rytelis, draugai. Paskutinė diena šiandien Bali. Liūdesėlis, jeigu atvirai, tai labai low energy šiandien ir
Tikrai liūdesėlis, labai nenoriu palikti Balio. Bet anyway, tikiuosi laikotės puikiai, nes gyvenimas yra nuostabus. Į Balį tikrai dar sugrįšiu ir pakursiu apie Balį tikrai daugiau kontento. Būnant dabar čia tikrai susigeneravo labai daug minčių ir labai daug idėjų. O šiaip dabar žiūriu ir galvoju, kad buvau labai neapdairi ir labai kvaila, kai su sese Džakartoj bukinom viešbučius. Aš naudojausi bookingu, o dabar žiūriu Airbnb ir negaliu patikėti, kokius variantus ir kokius namus randu. Ta prasme, šakės, tikrai už mažą kainą ir labai švarus, labai gražus visi hoteliai, viešbutukai, nauji, renovuoti, nerealios kainos, lokacija pačiam centre, labai geri įvertinimai. Ir nežinau, nerekomenduoju gal tada jum lysti į bookingą. Airbnb siūlo pačius geriausius tikrai kambarius. Aš nežinau kodėl. Pas mane labai bangom būna. Aš tai labai gerai viską susiplanuoju, tai labai šudinai viską susiplanuoju. Tai šį kartą labai nusivyliau šiek tiek savimi, bet, ką padarysi, mokausi. Esmė ta, kad jau praeitą kartą kaip ir buvau ir žinojau, kur reikia ką bookinti, bet nežinau, ten ta mūsų pradžia tokia įdomi buvo. Taip viskas man susimalė. Ir kainos 18 euriukų. Geriausias kambarys. Sorry, sese, kaip ponės galėjom pagyventi, bet, kažkaip tai susivėliau šį kartą. Tai žodžiu, norėjau pradžiai tik tai įrašyti apie tai, kad jeigu lėksit į Džakartą, į Džavą, tai ieškokit visko per Airbnb. Nepaisant to, kad bookingas meta daug nuolaidų, juolab pas mane yra tas level 3, bet geriau ir pigiau žiūrėti per Airbnb. Tai čia tips. Pasiilgsiu Balio. Labai rami. Raditya Cafe. Taip vadinasi. Su visai neblogom kainom. Pasiėmiau šaltą kokosiuką. Ir nežinau, gal kokį smoothie dar pasimsiu. Džiaugiuosi, kad paskutinę dieną bent nelyja. Nes šitos paskutinės 2 savaitės tai buvo kosmosas. Kiekvieną dieną ištisai. Kiekvieną dieną. Per visą šitą laiką, per paskutinės, sakyčiau, gal net 2-3 savaitės, buvo gal viena saulėta diena. Su Jasinu net nenuvažiavom prie jūros, prie paplūdimio, kurį labai norėjau parodyti, nes tiesiog manau, kad jie net nedirba ir nėra gultų tenai, kai tokie orai. Planuoju grįžti čia gal kokį Liepos mėnesį, gal rugpjūtį. Ir kiek tik leis galimybės pasilikti kuo ilgiau. Žiūrėsiu, kaip su viza pavyks susitvarkyti. Nes čia yra tiek daug visko, ką aš dar noriu pamatyti ir ką aš noriu ištyrinėti ir patirti. Žodžiu, chebrytė, susimatysim vėliau. Pasimėgausiu. Porą valandų šitą ramybę ir gamtą. Sustokit ir pasimėgaukit momentu ir jūs.
Atsisveikinimo vakarienė. And if you don't ask, you don't get. Wow, you're going full on, huh? Ir Sajūri sekmadieniais 7:30, ne, 8:30 prasideda live music. But I mean, this is insane. This bowl is one of my favorites for sure, and also because of the bread that comes on the side. This I like. Yeah. This one was actually like, you know what? It's more like balandele Balandėlė without meat. That's what it was. without That's meat. the flavor. He just makes his own food when he comes. Yeah. Aš negaliu. Toks šurmuliukas čia vyksta sekmadieniais, labai smagu. Veganiški deserčiukai. Šiandien ragausiu caramel banana pudding. Got it. Tas instrumentas irgi iš Maroko, gembriai. Tai jis tiesiog negali susilaikyti, neatėjęs, tai nepagroti. Kartelis. Laukia 28 valandų kelionė autobusu iki Džakartos. Yeah. Už bilietų sumokėjau 30 eurų vienam žmogui. Nuo šito garso išprotėt galima. Autobusiukas vėluoja 3-8 minutės.
Ryškia veikia, gerai. Rašė, kad yra USB, bet nematau USB. Kur pasikrauti nieko. Price? How much? Which one? No. Different price? Yeah, very cheap. This one. These are the green people. No, but thank you. Which one for you? You want your nest? This one? Which one? You find it. No. Okay, you can free charge. We don't have cash. Only card. Maybe no problem. Charge. Maybe which for you? Which one? I give you price. Terima kasih. Pirksim kavytę. But it's 10,000. It shouldn't be more than 10,000. Pardavinėja tempę ir tofu. Labai neilga kelionė iš tikrųjų, iš Balio persikelti į Džavą apie 20 minučių. Ir po pusantros valandos stosim pusryčiauti, bet jau daugiau kaip pietus bus. Labai gražioje vietoje. Aš nebuvau, bet Jasinas buvo, tai jisai kai važiavo iš Džakartos į Balį. Sakė, labai graži vieta. Pažiūrėsim. That will be, for example. I don't think so. Why? It's government. It's really hard to work. Can the government rent? Rent. No. They will rent you whatever just to things that they close themselves. Because if you open it, they will say, oh, the government couldn't, but someone came and do the government job. Walau tapak kaki penuh darah, penuh nala, seperti udara. Kasih yang kau berikan tak mampu membalas. Ibu, Nu ką, pirmas stopas. Atvykom
Atvykom pavalgyti. Gavom kuponus 3. Tai bus dabar pietus, vakarienė ir tikriausiai pusryčiai, nesu tikra. Tai pasižiūrėsim, ką čia turim. Taip atrodo kuponiukai. 3 nuskanuos kodukus, gal net neskanuos, aš manau. Tiesiog čia toks patvirtinantis dokumentas. Jūs pažiūrėkit šitą žmogų. Jis net atsiverk negali, kiek valgyt nori. Go. Nudulsai tempė ir vištieną. Ir prisidėjau šiaip daržovių. Nudulsų nesuvalgysiu visų. Ir bananiukas. Termakasi. Vaikšto pirmyn atgal, į mane žiūri kaip į debilę jaučiu. Bet 28 valandas važiuoti tai tikrai neprikolas. Tik jeigu galiu laisvą laiką tikrai išnaudoju tiesiog vaikščiodama. Tai kur sausa, tai minu pirmyn atgal. Pagaliau pasiekėm automagistralę. Labai gražus vaizdas. Ugnikalnis. Čia visur ugnikalniai eina savo. Ir pagal mūsų skaičiavimus, mūsų kitas mylas, mūsų vakarienė bus tik tai tarp 1 ir 2 valandos. Tai turiu labai šiaip didelį laiko tarpą iki kito valgymo. Tai gerai, kad aš pasiėmiau dar visokių snacksų, ten visokių proteininių batonėlių, riešutukų ir taip toliau. Bet iš esmės, jis nesakė, kad tokiu metu jie gavo praeitą kartą, kai važiavo iš Jakartos, makaronų dėžutę ir bandelę su vandeniu. Bet kitam autobusai jie turėjo nemokamą kavą, nemokamą arbatą, o mes šitam autobusai neturim. Tai nežinau, ko gero gausim tik tai bandelę ir vandenį. Jau gal 6 valandą, kai kala ta pati muzika, man jau tipo galva neproksta nuo šitų dainų. Ir labai keistas kontentukas iš tikrųjų, nes čia aš nežinau, kokio stiliaus muziką reikės pasidomėti, bet moterim pastoviai vyrai kiša babkes ant scenos arba užlipa ant scenos ir jos tiesiog renka babkes. Jom tiesiog kiša. Tada jos kuokštą numeta ant žemės, tada kiti užlipa, vėl tada duoda ir tai po 2000, po 100 000, po 5000 rupijų. Tulikai, mečetė, kambarys, jeigu kas musulmonai melstis nori. Vis tik anksčiau sustojom, ne 1 valandą, o pusę 10 gaudasi. Nu, apie 9, nes dabar jau 22 po 9. Tai not too bad. Maistas kaip visada. Nudulsai, ryžiai,
frytinta, bet buvo daržovių, tai šįkart nieko neėmiau už angliavandenių, pasiėmiau tik daržovių. Irgi angliavandeniai, bet geriau negu ryžiai. Blemba, jie čia valgo kaip drambliai. Mano porcija taip šiandien atrodo. Šiukšlyčių rojus.